Sveiki, 15 minučių žiūrovai ir skaitytojai. Pradedame su jumis tiesioginę transliaciją, pirmąją tiesioginę transliaciją iš jau ketvirtųjų 24 valandų elektromobilių lenktynių, kurios šiemet vadinasi L-Drive 24 EVA Race. Tai yra lenktynės, kuriuose, lenktyniaujama yra kiek kitaip negu, sakykime, įpratę mes galvoti, kai kalba pasisuka apie lenktynės. Čia elektromobilių lenktynėse reikia ne tik greičio, reikia ir suvokimo, kaip važiuoti ekonomiškai, nes paaiškės už vienos paros, kuriai komandai pavyks geriausiai suderinti greičio ir efektyvumo balansą. Ir tai yra jau ketvirtosios šių lenktynių istorija varžybos. Prieš 3 metų šį idėją užsikūrė Dariaus Grimbergo galvoje ir pirmos 2 lenktynės įvyko Kuršėnuose, Kuršėnų autodrome. Ir po 2 metų šios varžybos žengė į Panevėžio mokymo centro autodromą, kur pernai debiutavo. Šiemet po metų pertraukos varžybos vėl čia sugrįžta, apsisukus metams varžybos sugrįžta, 4. sykį jų istorijoje, ir šiemet mes turime 11 komandų panorusių lenktyniauti elektromobiliais. Kalbant apie praėjusius metus, lygiai taip pat buvo registruota 11 komandų, tik tiek, kad šiemet padidėjo, sakykime, valstybių vėliavų skaičius, kadangi šiemet prie Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovų prisijungė ir Lenkai. Taigi apie komandas, apie jų sudėtis pakalbėsim šiek tiek vėliau. O dabar galima pažiūrėti į ekranus, kuriuose jau turbūt matome mes išsirikiausius starte automobilius. Startas buvo numatytas 1 valandą ir varžybų laikrodis 13 valandą pradėjo tiksėti, tačiau dalyviai dar iš karto nepajudėjo, kadangi dėl tam tikrų su lietumi, sakykime, susijusių kliučių, nes tikrai gausių kritulių čia iškrito šį rytą Panevėžyje. Teko startą šiek tiek atidėti. Ne tai, kad atidėti, laikmatis pasileido lygiai 13 valandą, tačiau dalyviai pusės valandos užlaikymą iš karto gavo. Tai reiškia, kad jie turės pusę valandos mažiau lenktynėms ir pusę valandos mažiau turės laiko įrodinėti savo sugebėjimams. Taigi visai netrukus 13:30, taigi matome ekranuose ir teisėjas jau keliauja pro dalyvių automobilius, kuriuose yra įrengtos Blackview kameros. Jau dabar matoma vaizde informuojantis teisėjo signalas apie tai, kad dalyviams liko 1 minutė iki starto. Ir iš karto po to pasileis į trasą 11 komandų. Trasa yra šiemet šiek tiek kitokia. Ji yra su Joker sekcija, ji yra su, sakykime, dar viena papildoma vieta lenkimam. Pagrindinė trasa, priešingai negu rallycrosse ar kitose disciplinose, kai Jokeris yra ilgesnė trasos dalis, tai šiuo atveju elektromobilių L-Drive 24 EVA Race lenktynėse Jokerio trasa yra padedanti nukirsti trasos gabalą ir įveikti vieną ratą greičiau. Pasinaudoti Jokeriu galima 24 kartus per lenktynės, tai yra, sakykime, po kartą per valandą, bet tai dalyviams ko gero nėra niekaip apribota, galima tuos 24 kartus važiuoti Jokeriu ir turbūt, kad nors ir vieną sykį. Tačiau dabar A ir B lenkimų zonos yra uždarytos pirmiesiems 3 ratams ir greičio limitas yra įjungtas 30. Tokia, sakykime, formavimo ratų sesija padaryta. Matom, kai kurios komandos ir padangas bando šildyti, vingiuodamas po trasą, galbūt tikrinasi ir sukibimą, nes ta šlapia asfalto danga su tam tikrom balom reikalauja, žinoma, meistriškumo iš vairuotojų. Taigi tie pirmieji 3 ratai leis susipažinti komandoms tiek su posūkiais, tiek su dangos būklė, kadangi iki šiol susipažinimas su trasa buvo leidžiamas tik tai pėsčiomis. Nebuvo galima važiuoti į trasą jokia techninė transporto priemonė. Taigi komandoms dabar tie pirmieji 3 ratai be lenkimų ir be didelio greičio, kuris apribotas iki 30 km per valandą. Ir jie čia turi bandyti pasitikrinti kaip įmanoma greičiau, tai kur yra tie stabdymo taškai, kur yra tos trajektorijos ir panašiai. Man asmeniškai šias varžybas teks ne tik komentuoti, bet ir ko gero sudalyvauti kaip vairuotojui, kadangi gavau kvietimą į vieną iš Renault komandų,
kuriuose varžosi Lietuvos, Latvijos ir Estijos žurnalistai su vienodais Renault 5 elektromobiliais. Aš esu įtrauktas į komandos sudėtį lietuvių ekipos gretose. Kiek sesijų važiuoti gausiu dar nežinau, kada važiuoti gausiu irgi taip pat dar nežinau, bet tikrai bus įdomu. Iki šiol iš visos šios komandos turbūt man vieninteliam nėra tekę dalyvauti tokio formato varžybose, bet džiugu, kad ne tik lenktynės šias teks komentuoti jų start ir finišę, bet ir pačiam išbandyti ir žinoma rytojus tiesioginėje transliacijoje jau galėsiu turbūt pasidalinti ir savo įžvalgomis ir įspūdžiais, kaip man sekėsi tvarkytis ne tiek su trasos ypatybėmis, nes asfaltų ko gero manęs nenustebinsi, bet kiek su elektromobilio valdymo ir jo eksploatavimo niuansais, kai reikia tausoti energiją, kai reikia išnaudoti pagreitį, stabdymą ir kitus dalykus. Tai tikrai įdomias lenktynės laukia ne tik mano komandos bičiulių, bet ir manęs pačio kiek vėliau. Taigi matom ir toliau trasoje sukami yra formavimo ratai, vaizde kol kas keletas automobilių, visuose juose yra įrengtos vaizdo kameros, taigi kiaurą parą bus vykdoma tiesioginė transliacija iš šių automobilių į komandų pitus, o į eterį mes jums transliuosime 2 sesijas po valandą, tai yra dabartinė sesija ir rytojų sesija prieš finišą. Ir kai tik tai komandos pradės lenktyninę fazę, bus galima pasižiūrėti, ar įvyks iš karto kažkokių tai lenkimų, ar visgi komandos nuo pat pradžių imsis konservatyvesnės taktikos ir važiuos atsargiau, ramiau ir tiesiog tausos bateriją. Ir šių metų dar viena ypatybė, tai yra, galbūt organizatoriai ir patys tą sprendimą turėjo priimti kiek neplanuotai. Buvo numatyta kvalifikacija, kurios metu būtų išaiškinamos starto būtent pozicijos. Visgi kvalifikacijos turbūt, kad paskutinė minutė buvo atsisakyta lygiai taip pat dėl oro sąlygų ir iš to kylančių iššūkių, nes dėl didelio kritulių kiekio ir technika ir įranga čia parodė šiokių tokių kaprizų, tad organizatoriams teko griebtis tam tikrų priemonių, kad išspręs situaciją su kaip įmanoma mažesniais laiko nuostoliais, todėl nuspręsta daryti starto rikiuotę pasikliaujant burtais, taigi burtų keliu buvo išrikiuotos visas komandos, ir žiūrėsim, kiek ta rikiuotė laikysis tokia, kokia, sakykime, jinai susiformavo dabar po burtų traukimo ceremonijos. Ir kol čia dalyviai dar važiuoja tos apšilimo ratus, galima turbūt, kad užbėgti šiek tiek į istoriją ir pasižiūrėti ir prisiminti, kaip pasibaigė praėjusių metų lenktynės, kurios tąkart vyko rugsėjo 20-21 dienomis. Šį kartą jos vyksta vieną savaitę anksčiau, nors pernai oras buvo ženkliai geresnis negu turime šiemet šių metų lenktynėse, nors dar 1-2 dienos atgal čia Panevėžyje ir jo apylinkėse buvo tikrai vasariška kaitra, bet lietuviški orai sugeba pasikeisti turbūt, kad net ne per dieną, o per pusdienį. Taigi, pernai kvalifikacija, kuri buvo vykdoma, laimėjo ir lenktynės tąkart iš pirmosios starto pozicijos pradėjo Latvian Automotive Media komanda su Renault Scenic, o po 24 valandas trukusios kovos pergalę iškovojo Deals on Wheels komanda su Tesla Model 3 Long Range automobiliu. Taigi, Tesla yra pernykščiai nugalėtojai. Ir tąkart praėjusių metų lenktynėse itin dramatiškai susiklostė paskutinė valanda, lyderiams įveikus 583 ratus. Tąkart likus kiek mažiau nei 15 minučių, ilgą laiką lyderiavusi Nanosan by Tarzanija komanda buvo priversta pripažinti jos sparčiai besivysijos Deals on Wheels komandos pranašumą. Ir nors į antrą vietą smuktelėjusi Nanosan by Tarzanija ekipa dar mėgino iš taikiklio nepaleisti savo pagrindinio oponentų su Tesla, bet jų vairuojamas Volkswagen ID3 artėjo prie baterijos iškrovimo ribos ir dėl to komanda priėmė sprendimą susitaikyti su pralaimėjimu.
tenkintis antra vieta ir tiesiog ramiai pasiekti finišą. Trečioje vietoje absoliučios įskaitos lenktynės tąkart baigė Porsche Lietuva komanda su Porsche Taycan Plus modeliu ir nuo jų keliais ratais atsiliko itin solidų tempą didžiąją lenktynių dalį demonstravusi ir netgi pirmavusi vienu metu Lietuvos žurnalistų komanda su Renault Scenic E-Tech. Na ir pastarųjų kritimą žemyn pozicijom lėmė vos viena taktinė klaida pasirenkant netinkamą sustojimo įkrovimui momentą. Na ir tąkart finišavus visą parą trukusioms lenktynėms, kurios šiemet vadinasi naujojo partnerio vardu L-Drive, pernai vadinosi Enefit, paaiškėjo pernai nugalėtojai klasėse. Taigi 3 klasės buvo suburtos ir pirmoje klasėje triumfavo tie patys absoliučios įskaitos nugalėtojai Deals & Wheels. Jie klasėje 4 ratais pranoko Porsche Lietuva komanda su 61 ratu. Į 4 ratais pranoko Porsche komanda ir 61 ratu pranoko Möller Auto komanda su Audi Q8 e-tron automobiliu. Na, Audi rikiuotėje panašu šiemet mes nematom. Na ir pernai antroje klasėje nugalėjo Nano San bei Tarzanija, nuo jų 28 ratais atsiliko Arx Auto su Škoda Enyaq Coupe. Škodos šiandien kiek perbėgau per dalyvių parką, lyg irgi nemačiau. Na ir antroje klasėje pernai buvo nusileidę 41 ratų, antroji Enefit komanda lenktyniausi Volkswagen ID4 automobiliu. Trečioje įskaitoje tąkart varžėsi 2 ekipos ir pirmą vietą ten laimėjo Enefit, pirmoji komanda su Renault Megane ir jie 52 ratais pranoko Elinta Motors ekipą su Subaru BRZ elektromobiliu. Būtent tas pats elektromobilis, Subaru BRZ elektromobilis po tam tikrų atnaujinimų jo techninėje charakteristikoje šiemet lenktynėse irgi varžosi ir iš tikrųjų labai įdomus techniniai sprendimai ten priimti, kadangi tas automobilis turi saugos lankus, saugos karkasą, sportinius agregatus, sekvencinę Samsonas Motorsport pavarų dėžę ir visus kitus atributus, su kuriais jis gali drąsiai puikuotis bet kokiose žiedinėse lenktynėse, tačiau jo variklis yra ne vidaus degimo, o elektra varomas agregatas, taigi tikrai įdomus modelis. Na ir tąkart pernai buvo suburta Renault Automedia kategorija ir pernai joje analogiškais Renault Scenic E-Tech automobiliais varžėsi Baltijos šalių žurnalistai ir toje kategorijoje tąkart triumfavo lietuviai, nuo jų 33 ratais atsiliko estai, o už pastarųjų dar per 5 ratus finišavo latviai. Taigi šiemet lygiai taip pat Mindaugas Plukys yra subūręs Renault Automedia komanda, tai yra Baltijos šalių žurnalistų komanda, tik šiemet jie varžosi jau ne Renault Scenic E-Tech modeliais, o naujaisiais elektriniais Renault 5. Tai štai tokia retrospektyva į praėjusius metus, o pasižiūrėkim, kas šiuo metu vyksta trasoje, dalyviams įveikus jau po keletą ratų, jau turbūt mes čia pasižiūrėsim taip pat, kiek ratų turim įveiktų. Ir pasižiūrėsim, kas čia lyderiauja. Taigi yra nuvažiuota 3 ratai ir vienintelė Renault 5 Lietuvos komanda, kurie startavo paskutiniai, važiuoja vienu ratu mažiau, visi kiti dalyviai, 10 dalyvių važiuoja tame pačiame rate. Na ir kol kas rikiuotės priekyje yra tie, kurie ir pradėjo šias lenktynes iš pirmosios pozicijos, tai yra Elintos Subaru BRZ automobilis. Na, kol kas trasoje panašu kažkokių lenkimų neįvyko. Antroje vietoje šiuo metu Antea Racing Team ir Autofanai Baidentus ekipa laikosi 3 vietoje. Taigi, tai yra pirmosios minutės, tai yra visiškai kol kas maži skirtumai, metrų prasme visiškai maži skirtumai, laiko prasme, nes mūsų laukia dar beveik 24 valandos gražaus veiksmo. Komandos, žinoma, taip pat turi strateguoti ne tik savo vairavimo stilių, tai kaip jie naudos tą bateriją, kur riedės, kur akceleruos, kur stabdys ir regeneruos energiją, bet taip pat yra labai daug taktikos ir tame, kad ekipos turi strateguoti, kada stoti įkrovimui, kiek procentų krauti. Tikrai nėra jokio tikslo krauti automobilį pusę valandos, sakykime, šiuo atveju 25 minutės maksimaliai leidžiama krauti automobilį, nėra tikslo krauti galbūt automobilį 25 minutės, jeigu iki finišo tau tiek tos elektros net nereikia, jeigu tu finišuosi su
80-90%, tai reiškia, kad tu prieš tai stovėjai veltui, krovysi ir švaistėjai laiką. Tai esmė turbūt aiškiai finišą pasiekti su paskutiniais procentais energijos, neprarandant greičio, ir demonstruojant puikią taktiką tiek vairavime, tiek važiavime, tiek ir strateginiuose sprendimuose dėl vairuotojų pasikeitimo, įkrovimo laiko ir įkrovimo sesijos ilgio. Taigi komandos, žinoma, taip pat turi derintis vienas su kitomis ir dėl įkrovimo stotelių strategiją spręsti tarpusavį, kada ir kuri komanda stos krautis, kadangi yra keletas stotelių ir prie kiekvienos stotelės yra priskirti keli ekipažai. Taigi nėra taip, kad turi vieną individualią stotelę ir tu ten važiuoji tada, kada tu užsigydi. Gali būti taip, kad jeigu įvyks kažkoks nesusikalbėjimas, dalyvis atvažiuos į stotelę, o paaiškės, kad prieš minutę ar prieš vieną posūkį ten jau įsuko varžovas, kuris irgi priskirtas tai pačiai įkrovimo stoteliai. Todėl būtent ta komunikacija tarp komandų vadovų šiuo atveju irgi yra labai labai svarbi. Nes jeigu tu atvažiuosi ir nerasi vietos stotelėje, tai natūralu, kad tu nelauksi, tu tiesiog vėl grįši į trasą, bet tu būsi tam sugaišęs, turbūt 30 sekundžių to lėto važiavimo, nes, įkrovimo zonos link greitis yra dar labiau apribotas, galų galia ten reikės ir apsisukti, ir vėl įsibėgėti, ir vėl gauti pagreitį. Todėl, kiekviena tokia klaida, kuri atrodytų, sakykime, kainuoja sekundės po paros, gali virsti atitinkamai, minutėm, o gal net ir 15 ar net 10 minučių. Taigi šiandien mūsų toje pirmoje tiesioginėje transliacijoje mes taip pat turėsime čia dar ir spaudos konferenciją, tokią diskusiją, sakykime, kurioje mes bendrausime su Agne Bagočiūtė, Lietuvos energetikos agentūros atstovė, taip pat Mindaugas Plukys prie mūsų prisijungs, yra komunikacijos vadovas Baltijos šalyse ir būtent Baltijos šalių žurnalistų trijų komandų, nes sakyčiau, ne vadovas, o vadybininkas, kadangi Mindaugas sakė, kad aš viską suvadybinsiu, aš viską suorganizuosiu, o starto metui atėjus aš patraukiu rankas ir paleidžiu komandas, pavėjui, tiesiog pačios komandos Lietuvių, Latvių ir Estų turės dėlioti savo strategijas ir spręsti rebusus kylančius trasoje. Mindaugas galės nebent patarti dėl kažkokių tai techninių automobilių dalykų, specifikų ar kitų niuansų, bet tikrai jokio lenktynių plano nei viena iš ekipų Mindaugas Plukys nėra sudėliojęs. Ir mūsų diskusijoje taip pat turėjo dalyvauti ir Vitoldas Milius, žurnalistas, automobilio ekspertas, tačiau, šiek tiek pasikeitus jo planams, jis čia į Panevėžį atvyks vėliau. Mes turime, sakykime, iš jo temos klausimų, kuriuos galėtume net užduoti ir tam pačiam Mindaugui Plukiui, nes Mindaugas Plukys, kurį tikrai puikiai pažįstu, yra, sakykime, ne tik Renault komunikacijos vadovas, bet ir per brūkšnelį žurnalistas ir tikrai daug išmano apie elektrinius automobilius, apie jų tendencijas ir apie apskritai nūdieną elektromobilių. Todėl manau, kad tikrai aptarsime mes ir ne vieną klausimą čia su Mindaugu ir su Agne, mūsų konferencijos dalyviais. Taigi vėl galime grįžti į trasą ir pasižiūrėti, ar yra dar kažkokių tai pokyčių ir kaip ten mūsų komandom sekasi važiuoti. Taigi mes turime vis dar priekyje Elinta komandą, o štai antrą vietą kyla Lenkai. Taip, su mini automobiliu, Tor Cormorant komanda ir jie dar prieš startą deklaravo, kad mes esame tie, kurie čia atvažiuoja kovoti dėl pergalės. Praktiškai visi Lenkijos komandos atstovai yra įprastų lenktynių, tai yra ralio, žiedo ir kitų disciplinų vairuotojai, o šį kartą nusprendė sėsti į mini ir sudalyvauti čia šiuose L-Drive 24 valandų elektromobilių lenktynėse. Trečioje vietoje ant
Taigi, toliau grįžtame į transliaciją ir pasižiūrėkime, ar pasikeitė kažkas tai per paskutiniuosius tos ratus, ne, kol kas lik ir ne. Štai, Sun and Sky, MG4, irgi labai įdomus automobilis, MG kūrinys, jisai čia dabar į trečiąją vietą yra ši komanda pakilusi, Sun and Sky ekipa. Na, tikrai, man labai patinka įvairovė ta elektromobilių gamos. Kaip sakau, nuo savadarbio dirbtuvėse sutverto sportinio Subaru BRZ iki, na, tikrai tokių rečiau gatvėse matomų elektromobilių, tokių kaip MG4. Pavyzdžiui, MG4 gyvai, na, pirmą kartą turbūt teko pamatyti. Elektromobilių lenktynėse jis irgi čia nėra Panevėžyje, nei Kuršėnuose anksčiau dalyvavęs. Na ir štai iš vaizdų ekranuose matom tikrai, kad trasoje yra gražių artimų kovų, net ir lenkimo zonose vyksta veiksmas. Na, lenkti galima čia dviejose zonose. Galima aplenkti varžovą pasinaudojant džokeriu, kai varžovas nusuka įkalnėje į pagrindinę trasą. Arba galima išnaudoti lenkimui skirtą specialią zoną, tai yra prieš pat finišą U formos posūkis su dviem trajektorijom, tai būtent išorinė trajektorija yra pagrindinė trasa, o vidinė trajektorija yra lenkimui skirta trasa. Na, ten irgi teisėjų kontrolė vyksta, kad dalyviai nesugalvotų tiesiog nieko nelenkdami specialiai važiuoti lenkimui skirta trasa, na, kuri teoriškai yra trumpesnė, kadangi, na, tai yra vidinė posūkio dalis, automatiškai reiškia automobilis nuvažiuoja mažiau metrų. Trajektorijos prasme galbūt, jeigu kalbėtume apie idealią trajektoriją, na, turbūt nėra tai ideali trajektorija, bet tai yra trumpesnė trasos dalis, kurioje vykdomi lenkimai. Tai, na, kad dalyviai tuo nepiknaudžiautų, teisėjai stebi tą vietą, ar dalyvis į trumpesnę trasos dalį įvažiuoja su pagrindu kažką lenkti, ar visgi ne. Na, atitinkamai yra numatytos ir baudos, ir stop and go baudos. Dalyviai tikrai turi laikytis daug įvairių taisyklių. Na, pats su tom taisyklėm dar turėsiu laiko susipažinti po tiesioginės transliacijos, kadangi, na, mano komanda, kurios sudėtyje aš esu, yra gerokai patyrusi ir nuo pernai metų. Tas daugumą taisyklių žino. Na, tuo metu man reikės šiek tiek dar pastudijuoti varžybų reglamentą. Nors briefingė sudalyvauti teko ir, na, tam tikrų klausimų atsakytų aš jau turiu. Gerai, tai pasižiūrėkim toliau, kas rikiuotėje. Tai, na, kol kas daugiausia ratų yra nuvažiavę Subaru BRZ. 9 ratų jų sąskaitoje ir mažiausiai ratų yra įveikusios 2 ekipos. Tai yra Nissan Nismo ekipa su Nissan Ariya ir Renault 5 Lietuva, kurie ką tik įvažiavo į 8-ąjį trasos ratą. Kalbant apie Renault 5 taurę, Renault 5 Cup, sakykime, Baltijos šalių taurę, tai ten kol kas Latvija yra 6 vietoje iš 11. Na, kol kas estai ir lietuviai yra konservatyvesni, yra įveikę po 8 ratus. Na, lietuviai tokia taktika, jeigu gerai pamenu, naudojasi ir praėjusiais metais, kadangi, na, prieš startą teko pakalbėti su vienu iš mūsų komandos narių, Egidijumi Babeliu, tai jis tą kartą puikiai prisiminė pernykštį pavyzdį, kai iš karto po starto Latvijai rūko ir nurūko. Estai irgi dideliu tempu išties važiavo, na, o lietuviai laikėsi konservatyvios taktikos ir, na, visą laiką važiavo kažkur palei rikiuotės uodegą, bet važiavo nešvaistydami energijos ir prireikus pirmą sykį krautis būtent latviams bateriją, tą kartą jie į įkrovimo stotelę pirmam sustojimui grįžo su 20 keliais procentais baterijos likučiu, kai tuo metu konservatyviai važiavę lietuviai, būtent Egidijus Babelis, duotojų momentų, kai įstojo Latvijai, dar turėjo bateriją per 80 procentų. Tai, na, skaičiai kalba patys už save ir natūralu, kad tu trasoje lėkdamas greičiau sudegini daugiau tos elektros energijos ir va čia tada prasideda tos dėjimo ant svarstyklių principas. Kas verta labiau? Trasoje išlošti tam tikrų sekundžių, bet ir sudeginti daugiau energijos, ar važiuoti lėčiau ir taupyti energiją ir automatiškai nuo to priklauso ir įkrovimas baterijų. Na, visų automobilių įkrovimo techninės galimybės yra skirtingos, tačiau, na, norint suvienodinti sąlygas dėl įkrovimo greičių,
yra apribota įkrovimo galia iki 50 berods, o įkrovimo laikas iki 25 minučių. Taigi tokie yra techniniai niuansai, iš tikrųjų atrodo varžybos elektromobilių, kur viskas vyksta kiek kitaip, bet iš tikrųjų aprašyta čia įvairių situacijų ir taisyklių yra begalė. Lygiai taip pat čia galioja ir įvairios vėliavos, vėliavų reikšmės, stop and go baudos ir kitos taisyklės. Šioms varžyboms vadovauja Marius Mikuševičius, žiedinių lenktynių varžybų vadovas. Lygiai taip pat Marius Mikuševičius jau antrą sezoną vadovauja Lietuvos automobilių kroso čempionato varžyboms ir man pačiam nekartą yra tekę dirbti vienam kabinete, sakykime, su Marium, su varžybų vadovu. Ir Mariaus šiandien ryte klausiau, tai ar lengviau yra dirbti žiedė, ar lengviau krose, ar visgi elektromobilių vairuotojai yra tie, kurių mažiausiai reikia, sakykime, bausti ir drausminti. Tai, sakykime, išliko mandagus ir paslaptingas Marius ir sakė, kad visur yra tam tikrų niuansų, bet minėdamas būtent varžybas L-Drive 24 AV reis, jis paminėjo, kad pirmaisiais metais taip, tokių nusižengimų, nesusipratimų, baudimų buvo, bet su kiekvienais metais, kadangi dalyvių branduolys išlieka labai panašus, tų dalyvių klaidų, už kurias yra baudžiama, vis labiau mažėja. Taigi atsiranda tokia disciplina, toks užtikrintumas ir viena kita klaidelė galbūt ir virs kažkokia tai nuobauda, bet tai turbūt, kad nebus apdalinti baudom ir protokolais už kažkokius nusižengimus labai gausiai dalyviai. Galima pasižiūrėti ir kaip sekasi klasėse dalyviams, tai kol kas į tą pačią klasę, trečiąją klasę važiuoja lyderiai, tai yra priekyje esantis du automobiliai, tai yra Elinta su Subaru ir Tor Cormoran. Jie būtent atstovauja trečiąją klasę ir dabar yra rikiuotės priekyje. Ir jų klasiokas Nissan Nismo Nissan Nismo komanda, jų klasės draugai kol kas yra 11. Taigi čia vėl klasėje skirtingos taktikos, 1, 2 ir 11 vietos. Antroje klasėje kol kas lyderiauja Sun & Sky su MG ir artimiausias jų persekiotojas tik 9 vietoje L-Drive Alliance. Pirmoje klasėje Antėja Racing Team, Porsche Lietuva ten 2 ir Autofanai Baidentus yra šios klasės 3 pozicijoje. Ir visai netrukus mes jau kelsimės čia į mūsų diskusiją, kurioje turėsime Mindaugą Plukį ir Agnę Bogučiūtę, Lietuvos energetikos agentūros vadovę. Taigi trumpam jūsų ekranuose elektromobilių lenktynių nematysite, nes mes keliamės į spaudos konferenciją, kurią pradėsime už kelių akimirkų.
Na ką, tai sveiki dar sėki žiūrovai, šį kartą aš jau nebe už kadro kadre ir šalia manęs yra 3 mano pašnekovai, 3 mano svečiai, su kuriais mes turėsime, tikrai tokią smagią diskusiją, kol trasoje važiuoja elektromobiliai, kol vyksta lenktynės ir pirmieji įveikiami kilometrai ir pirmosios minutės, mes pasikalbėkime apie elektromobilių reikalus. Ir šiandien su mumis šioje improvizuotoje studijoje yra Agnė Bogučiūtė, Lietuvos energetikos agentūros vadovė. Labą dieną. Taip pat turime Dainių Jaką, autoekspertą, elektromobilių mėgėją, gerbėją ir visai kitaip, turbūt. Na ir taip pat Mindaugas Plukys, Renault komunikacijos vadovas Baltijos šalyse. Labas, Mindaugai. Na ką, ir mes pasidalinsim mikrofoną, turbūt, kad persibėgsim per esminius klausimus, nes mūsų šios dienos diskusijos tema yra priklausomi nuo naftos, ar visgi pasiruošę keisti įpročius ir rinkti žalesnę energiją bei transportą. Tai padiskutuosim, ką mes pasiruošę, ką mes nepasiruošę. Pradėkime galbūt nuo Agnės. Agnė, kokias pagrindinės kliūtis šiandien matote, dėl kurių gyventojai ar verslas vis dar nedrąsiai, sakykime, renkasi elektromobilius? Tikriausiai pradėčiau nuo pačių įpročių gyventojų, nes tai tikriausiai sunkiausiai pakeisti. Nepaisant to, kad tikrai labai daug dabar kas komunikuoja tiek apie ekonominę naudą, efektyvumą, tiek draugiškumą gamtai, bet yra tikrai be galo dar daug mitų, kurie trukdo pakeisti savo įpročius ir persėsti iš iškastinį kurą naudojančio automobilio į elektromobilį. Tai tikrai viena iš priežasčių. Kitos priežastys be abejo yra ir ekonominės, nes elektromobiliai vis dar išlieka šiek tiek, o kai kurie ir daug daugiau brangesni. Ir nors atsiranda tikrai rinkoje ir didesnis pasirinkimas, ir mes tą poveikį matome, nes tikrai ypač šiais metais tikrai matosi augimas, nors daugelis klausia, ar čia jau bumas ar ne bumas, tai ne, gal negalime to dar vadinti elektromobilumo bumu, bet tikrai matome jau pokyčius nuo praėjusių metų pabaigos, nuo spalio, kuomet kas mėnesį Lietuvoje yra registruojama daugiau kaip 1000 elektromobilių. Tiesa, vasaris buvo kiek mažiau, bet vis tiek netoli 1000. O pastarieji mėnesiai, tai tiek Liepa buvo registruota rekordiškai daug, virš 1600, rugpjūtį 1400 su trupučiu. Tai tikrai matosi, kad populiarėja. Tačiau vis dar lietuviai renkasi dyzelinu varomus automobilius. Sunku iš Lietuvio tą dyzelį išvaryti kažkaip, bet manau, kad laikui bėgant pavyks. Ar yra Lietuvoje kažkokia ilgalaikė, sakykime, strategija, kuri padėtų spartinti tą elektromobilių populiarumą, tą augimą? Tikrai taip, yra netgi atskiras elektromobilumo planas, taip jeigu sutrumpintai pavadinsime, patvirtintas yra ir aišku tikslai, kurie yra fiksuoti tiek nacionalinėme energetikos ir klimato kaitos plane. Tai yra planas iš, galima sakyti, 2 dalių, nes visada tam, kad paskatinti elektromobilumą, yra svarbus ne tik pats elektromobilių skaičius augimas ir parama jam, bet ir infrastruktūros sukūrimas. Todėl yra numatyti tiek tikslai dėl elektromobilių augimo ir tam valstybė tikrai jau ne pirmus metus skiria finansavimą, tai yra dotacijas ir šiuo metu galima kreiptis tiek fiziniai asmenys, tiek juridiniai asmenys ir nuo Liepos mėnesio atskirai dar yra išskiriama grupė viešieji juridiniai asmenys, kuriems teikiama irgi dar netgi šiek tiek didesnė parama. Tai yra gyventojai gali kreiptis, jeigu naują nori elektromobilį įsigyti, 5000 eurų gali gauti, jeigu naudota, bet tas naudotas nesenesnis kaip 4 metų, tai iki 2500, jeigu įmonės, tai gali kreiptis dėl 4000 eurų dotacijos. Tiesa, įmonėm
nėra dotuojami naudoti elektromobiliai, o viešieji juridiniai asmenys gali kreiptis net dėl 15 tūkstančių eurų dotacijos. Ir kaip minėjau, taipogi yra labai svarbu ir infrastruktūra, kurios vis Lietuvoje daugėja. Ir dabar jau mes turime kiek daugiau nei 3,5 tūkstančio viešų įkrovimo prieigų. Ir tikrai tiem, kurie vis dar tikriausiai ir pasidalins entuziastai ir mitais, kad labai Lietuvoje vis dar populiaru, ar aš nuvažiuosiu prie jūros iš Vilniaus. Tai tikrai taip, jūs tikrai be jokių problemų nuvažiuosite, viešųjų prieigų vis daugėja ir tikrai populiarėja privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įsirengimas. Mūsų pačių agentūra, tai yra Lietuvos energetikos agentūra, teikia finansavimą ir mes esame skyrę jau finansavimo daugiau nei 15 tūkstančių privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įsirengti. Mūsų siekis iki kitų metų, kad būtų įsirengta beveik 19 tūkstančių, o realiai Lietuvoje vien tik tai pasinaudodami mūsų parama jau įsirengia daugiau nei 8 tūkstančius, apie 300 ir kiekvieną dieną jų daugėja. Tai visos šitos sąlygos ir prisideda prie elektromobilumo augimo ir ne tik tai, be abejo, gyventojai pradeda suprasti ir gyventojai ir įmonės naudą, tai yra pigesnio kuro. Ir dabar tikrai auga besinaudojančių turinčių saulės elektrines ir tai irgi prisideda prie elektromobilumo plėtros, nes tai yra tiesiog pigiau. Ar Lietuvos elektros infrastruktūra, sakykime, yra pasiruošusi kažkokiam tai, sakykime, augimui, masiniam augimui elektromobilių pagausėjimo, žvelgiant į artimiausius dešimtmečius? Natūralu, kad dabar turbūt, kad jokio poreikio nėra tos elektros kažkokius tinklus stiprinti, didinti, bet jeigu tas augimas bus ir bus tendencingas, ar prisireiks ir elektros tinklų kažkokio tai, sakykime, stiprinimo? Taip, tiek ESO, tiek Litgridas be abejo turi savo 10 metų tinklo plėtros planus ir į tai be abejo investuoja. Kaip minėjau, dėl pačio patogumo prisideda tikrai ir valstybės dotacijos teikiamos tiek saulės, tiek vėjo elektrinėms. O ir patys elektromobiliai, jie irgi prisideda šiuo atveju gerąja prasme. Tai, kad jie gali būti naudojami kaip tam tikra kaip kaupimo įrenginiai, jeigu jie yra dvipusis įkrovimas. Tai jie irgi gali prisidėti prie balansavimo netgi savotiškai. Aš irgi pas save saulės elektrinę susimantavau, dabar teliko tik elektromobilį nusipirkti, tai kreiptis reikės turbūt pas Mindaugą Plukį, bet pradėsim nuo sekančio mūsų pašnekovo. Jums ačiū labai, Agne. Pradėsime dabar toliau pokalbį nuo Dainiaus Jako. Tai Dainiau, daug kalbat ir rašot apie elektromobilių rinką, sakykime, tai kaip jūsų akimis pasikeitė visuomenės požiūris į elektromobilius per keletą pastarųjų metų? Tai sakyčiau, pagrindinis skirtumas yra toks, kad kai aš pradėjau važinėti prieš 9 metus beveik, elektromobilius pirkto tik entuziastai. Tokie truputį trenkti turėtų būti. O dabar jau perka automobilį. Ir tiesiog nuėję į saloną renkasi, koks yra jo variklis. Ar tai yra elektrinis variklis, ar tai yra dizelinis, ar tai yra benzinis, ar tai yra hibridas. Ta prasme, tai atėjo ta klientų karta, kuri jau renkasi kaip transporto priemonė. Nebūtinai dėl to, kad tai yra ten žalia, ar ten kažkaip tai išskirtinė, ar noriu pasirodyti prieš kaimyną. Tiesiog atėjo tokie žmonės, kurie renkasi automobilį. Ir tada daro sprendimą, ar jis dabar jau turėtų būti elektrinis, ar dar ne. Kokie, sakykime, yra didžiausi vis dar mitai sklandantis visuomenėje apie elektromobilius, sakykime, kodėl žmonės nesirenka? Mitai ar įsitikinimai? Manau, kad jau minėjo kolegė, kad kaina yra vis tiek atbaidantis dalykas. Lietuva yra antrinių automobilių rinkos kaip ir tokie naudotojai. Reiškia, antriniai rinkoje mes automobilių, kuriuos turim vidutiniškai lietuvis perka apie 10 000 eurų kainuojantį daiktą, plius minus. Tai tokioj kainos rėžyje mes turim pakankamai nedaug automobilių dar pasirinkimą, nes elektromobiliai sąlyginai yra pakankamai naujas dalykas. Tai dar nėra to bumo, nes antriniai rinkoje dėja dar nėra to pasirinkimo.
O pirminiai rinkoje tikrai nemažas procentas yra parduodamas elektromobilių ir šiuo metu labai stipriai augo pluginų skaičius. Tai sakykime, kur minėjo skaičius, tai yra kartu su pluginais, jie skaičiuojami ir kaip elektromobiliai, nes dabartiniai pluginai nuvažiuoja pakankamai daug elektrą, vien elektrą. O pluginas tai yra įkraunamas iš rozetės. Tai yra, kaip sakant, padidėjimas tikrai jaučiamas. Mitai yra galvoje. Aš 19 metais, 18 metais važiavau iš Prancūzijos su mašina, kuri nuvažiuoja 100+ kilometrų. Įmanoma buvo tada, dabar juo labiau. Tai taip sakant, jeigu persijungia galvoje mąstymas ir planavimas, tai bet kuriam gali būti tinkamas elektromobilis jau šiandien. Jūsų kaip elektromobilio vairuotojo, sakykime, požiūriu, kokia yra infrastruktūra? Nes dar vienas iš mitų, kad atvažiuosiu prie stotelės, galbūt stotelė neveiks. Arba atvažiuosiu prie stotelės, ten krausis 3 automobiliai, dar 3 lauks eilėje. Ar jūs tą matot naudodamas elektromobilį, ar iš tikrųjų tai yra komplikuota su įkrovimu, neveikiančiu arba užimtų tuo metu, ar yra pakankamai daug vietos, kur galima įkrauti drąsiai? Aš sakyčiau, praeitais metais ir šiemet yra lūžis tame įkrovimo stotelių išdėstyme. Atsirado įkrovimo parkai, kuriuose yra ne po 1, ne po 2, o kartais 10 ir daugiau įkrovimo vietų, kartais net ir stipriai daugiau. Tai tiesiog sekame tuo pačiu pavyzdžiu, ką daro visos Europos valstybės. Kai aš važiavau 19 metais, visur buvo po 1. Tai patikėkit irgi jo, važiuoji su tuo bijojimu, ar bus, ar veiks, ar nebus užimta, buvo visaip. Tai pas mus pradinė infrastruktūra buvo padaryta kelių direkcijos, jinai buvo po 1 stotelę, tai mano asmeninė nuomonė buvo klaida, bet, klaida ištaiso visi komerciniai tiekėjai ir dabar gauname parkus, kuriuose yra pakankamai tikrai daug įkrovimo vietų ir yra ką veikti tuo pačiu, nes buvo ta pati problema, kad tu sustojai, įsikraudinė ir ką darai. Tai sakyčiau, tikrai pajudėjom labai stipriai. Žiūrint į Europą, kai kurios šalis jau atsilieka nuo mūsų. Ta pati Lenkija dabar vejasi, bet buvo toks momentas, kai mes Lietuvoje turėjom geresnį infrastruktūrą negu Lenkija. Dabar net iki Varšuvos, jeigu važiuosit nuo Lietuvos, kol kas dar taip yra, taip nelabai. Tai gerėja stipriai ir lūžis, manau, kad jau vyksta ir kuo daugiau tokių parkų bus, tuo bus mažiau tų klausimų, ar mes nuvažiuosime, taip nuvažiuosite beveik su bet kokiu automobiliu, tiesiog sustoja kavos. Na tikrai matosi ta infrastruktūros plėtra, net ir čia Panevėžyje, aplinkelyje, būtent L-Drive ir atidarė dabar vieną didžiausių, turbūt iš paskutinio atidarytų stotelių, tai bene 10 įkrovimo vietų su Narvesen kavinė, puikia infrastruktūra, viskas nauja, viskas gražu ir tikrai aš pro ten kiekvieną dieną važiuoju ir namo, ir iš namų, tai tikrai dažnai matau automobilius lietuviškais, užsieniečiais numeriais, elektromobilius ten tiesiog stovinčius, kraunančius baterijas ir leidžiančius laiką. Tai ačiū labai Dainiui ir tada pereikim prie trečio mūsų pašnekovo, tai yra Mindaugas Plukys, Renault komunikacijos vadovas Baltijos šalyse ir šiuose varžybose. Dabar jau negaliu sakyti, kad komandos vadovas, nes, kaip kalbėjo Mindaugas pats prieš varžybas, jis tiesiog viską suvadybino ir išleido visas 3 komandas joms pačioms tiesiog spręsti savo uždavinių, tikslų, tai Mindaugas dabar turi už tai laiko ateiti pas mus į šią improvizuotą studiją ir pasikalbėti. Mindaugai, pasikalbėkim su tavim apie gamintojų reikalus. Ką šiuo metu automobilių gamintojai daro, kad elektromobiliai taptų prieinamesni platesniai visuomeniai? Tai šiuo metu elektromobilių gamintojai nesustoja jų gaminti, nors ir yra tam tikrų, sakykime, baimių ar kalbų sklindančių viešoje erdvėje, kad niekas nepirks tų elektromobilių, kad kai kurios kompanijos, tarkim, stabdo savo elektromobilių gaminimo planus. Aišku, tai labiau liečia premium segmentą, kur, sakykime, yra sunku pagaminti elektromobilį brangiai markiai, kaip Mercedesas, sakykime, kaip BMW. Bet kas liečia vidutinės klasės elektromobilius ir kompanijas, kurios gamina automobilius skirtus vidutinės arba mažesnės pajamas uždirbantiems žmonėms, tai pas mus viskas yra tvarkoj. Ir netgi ta gama plečiasi ir šiuo metu galima įsigyti elektromobilį nuo, sakykime, 17 000 eurų iki ten 55 000 eurų pagal dydį, pagal baterijos talpą ir sakyti, kad aš neturiu pinigų elektromobiliui, tai yra, sakykime, gal naivus toksai pasakymas, nes žmogaus galvoje yra vienas dalykas. Mes visi norime nemokamų pietų. Mes visi norime parkuotis prie įėjimo, nes reikės per parkingo aikštelę nueiti 20 metrų. Mes visi norime, kad elektra nieko nekainuotų ir norime visko už dyką. Tai taip nebus.
bet reikia truputėlį sužeminti savo lūkesčius ir tada nuspręsti, ar mano biudžetas leidžia man įsigyti pageidaujamą elektromobilį, ar vis dėlto gal vertinti savo pajamas ir įsigyti tada mažesnį, kompaktiškesnį elektromobilį už mažesnę pinigų sumą, arba, kaip Dainius minėjo, rinktis naudotą elektromobilį, sakykime, kuris atitiktų tavo lūkesčius. Aišku, tada sakys, tai aš negausiu paramos, tai aš tada to negalėsiu. Na, ir vėl grįžtu prie to, kad visko norime už dyką, visko norime, kad būtų paprasta ir prieinama, bet kitą kartą žmogus nueis toks sutvėrimas ir mes pripratę prie komforto. Lygiai taip pat buvo ir suminėta infrastruktūra. 2015 metais, kada atsidarė pirma įkrovimo stotelė, visi sakėm, kad nėra stotelių, nes nėra elektromobilių, nes nėra stotelių. Ta ratą mes uždarėme ir kelių direkcija tada įsteigė po vieną stotelę, tarkim, autostradoje iki Klaipėdos, kad galėtų, sakykime, keliautojai su nedidelėmis baterijomis dažnai sustot pasikrauti. Taip jos buvo po vieną, nes naudotų elektromobilių tikrai nebuvo daug. Koncentracija vykdavo kur? Mieste. Ir va čia vieną klaidą mes padarėme, kad mes į miestą prigrūdom daug greitų įkrovimo stotelių, kad patenkiname, sakykime, didelio kiekio automobilių poreikį ir už tai gavosi eilės. Jeigu mes vietoj to būtume sustatę daug mažesnių stulpelių po 22 kW, tada automatiškai žmogus būtų atvažiavęs, jis būtų praleidęs daugiau laiko, sakykime, pasikraut, bet jisai būtų galvojęs, kaip pasikrautų namuose. Jis būtų galvojęs, kad kiek man tų kilometrų reikia šiai dienai, nes visi atvažiuojam ir varom iki 100. Nors dieną nuvažiuojam, sakykime, 20 km, sunaudojam 20% energijos, bet man reikia iki 100. Aš jau atvažiavau, stovėsiu, bet krausiu iki 100. Na ir gaunasi tas vėl toksai žmogaus įpročių keitimas. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Elektromas ėmėsi tokio žingsnio steigti elektromobilių įkrovimo parkus. Tai yra degalinės, tos paprastai tariamos, kur, na, sakykime, pardavinėja ne dyzeliną ar benziną, o elektrą. Turime didelį parką, kuris yra sukoncentruotas už miesto. Ir ten tranzitinis eismas gali pasikrauti be jokių problemų, iš karto nelieka kažkokių tai nepateisintų lūkesčių įsigijus elektromobilį, kad aš kažkur važiuodamas turėsiu dar gaišti pusę valandos, kol kitas pasikraus, kad negalėsiu nuvažiuoti tam tikrų atstumų. Tai vat su Elektromu mes ateinam į tą erą po 10 metų, kada jau turime pirmasis elektromobilių degalinės. Ir tai yra puiku ir jų bus tik tai daugiau, bet mes norime visko čia ir dabar. Mes pripratę, kad degalinės yra kas 5 km ir aš pasakysiu, kad tai yra tik Lietuvoje. Išvažiavus į užsienį, nėra taip, kad degalinė bus kas 20 km. Ten turi irgi galvot, kada tu stosi užsipildyti degalų, nes jei kas nors važinės po Europą, Dainius man paantrins, kad tikrai tos degalinės išdėstytos yra protingų 50 km, 100 km atstumų ir ten jau reikia galvot, kada tu irgi degalų pasipildysi, ne tik tai kalbu apie elektrą. Tai renkantis elektromobilį žmogus irgi tada turi galvoti apie tai, kur jis jį naudos, kur jis su juo didžiąją laiko važinės ir tada automatiškai galvos apie įkrovimą. Žmonės, tie, kurie sako, aš gyvenu daugiabutyje ir negalėsiu pasikrauti, tai realiai jie turėtų pagalvoti iš kitos pusės. O mes benziną pilamės namuose, einam į sandėliuką, pasiimam kanistrą, prisipilam ir tada sakom, aš namie prisipyliau. Mes važiuojame į degalinę. Lygiai taip pat su įkrovimo infrastruktūra. Mes važiuojame į miestą kažkur pasikrauti. Vėl renkamės, kaip mes norim krautis. Norim greitai krautis ar norim lėtai krautis. Norim brangiai mokėti už greitą įkrovimą ar vis dėlto norim pigiau sumokėti. Tai jeigu pigiau sumokėsim, tai taip, mes automobilį paliksim porai valandų krautis. Jeigu norime greitai, tai mes turėsim mokėti tokią kainą, kokią siūlo, tarkim, įkrovos stotelė. Šį savaitgalį Elektromas siūlo 30 centų, tai labai gerai, verta pasinaudoti šią galimybę, aplink Panevėžį už 30 centų krautis, tai yra labai gera kaina. Nes paprastai 22 kW stulpelė siūlo tokį panašų tarifą. Tai sakykime taip, mūsų kaip gamintojo teritorijoje viskas yra puiku, mes gaminame elektromobilius, bet dar paminėsiu vieną labai svarbų dalyką. Jeigu kalbam visos Europos mastu, mes kalbame apie automobilių parko ir ūkio elektrifikaciją. Elektrifikacija tai nereiškia vien tik tai 100% elektrinės mašinos. Tai yra mild hybridai, tai yra pluginai, tai yra hybridiniai automobiliai ir yra elektromobiliai. Tai žmogus, rinkdamasis elektrifikuotą automobilį, jis nebūtinai turi rinktis elektromobilį. Tai jeigu, tarkim, benzininis ir dizelinis, tai jisai gali būti tik tai labiau galingas arba mažiau galingas. Su elektrifikacija tu gali pasirinkti lygį elektrifikuoto automobilio, kuris atitiktų tavo gyvenimo įpročius. Noriu nesuk galvos dėl įkrovimo, imu hybridą, kuris pats save įkrauna.
noriu važinėti kažkiek su elektra ir naudotis autobusų juostom, nes VRM leidžia įsimti EA numerius ir, tarkim, važiuoti automobiliui su įkraunamu hybrido autobusų juostą. Renkasi jisai įkraunamą hybridą. Nori jisai, sakykime, paprasto automobilio, bet kažkiek ekonomiškesnio, jisai renkasi mild hybridą, kuris irgi leidžia jam ekonomiškai startuoti ir truputėlį sutaupyti ant degalų, tuo pačiu sutaupama emisijos. Na ir kas jau grinai pasiryžęs, kaip Dainius, kaip aš, nuo 11 metų, tai mes renkamės grinai elektrinę transporto priemonę ir paprasčiausias dalykas, kuo ilgiau su ta transporto priemonė susigyveni, tuo atrodo viskas paprasčiau. Man po 14 metų aš nematau jokių problemų, kokio dydžio yra baterijos elektromobilis. Man reikia, aš su Dacia Springu su 27 kW baterija parvažiuoju į Lietuvą. Taip, tas užtrunka, bet aš pasiryžtu tam. Jeigu reikia, aš iš Čenstochovos iki Rygos su Renault 5 nuvažiuoju tik tai valandą daugiau sugaišdamas, negu važiuočiau su vidaus degimo automobiliu. Tai kur problemos? Problemos yra galvoje. Žmogus turi suprasti, kad jisai renkasi tokį gyvenimo būdą ir jisai galbūt galėtų eiti palaipsniui link grinai elektromobilio, link elektrinio automobilio, vietoj to, kad stačia galva neria į tą, tada pamato, kiek yra dar tokių nedidelių iššūkių gyvenant su juo, arba kiek reikia keisti savo gyvenimo būdą ir tada automatiškai jisai galėtų džiaugtis tuo automobiliu, kuris yra grinai elektrinis. Plus yra subsidijos, plus yra galimybėms įmonėms susigražinti PVM-us ir įsigyti, sakykime, grinai elektrinės transporto priemonės, kurios tuo pačiu ir jau atitinka ES reikalavimus, nes kaip dabar yra smagu, kad valdiškoms institucijoms yra didesnė net subsidija ar skatinimas rinktis elektrinį transportą, na, sakykime, paštas, ne? Dabar įsigijo 180 elektromobilių ir elektrifikuoja praktiškai visą parką, kurių didžioji dalimi ir bus tas pats Renault 5, kur čia trasoje suka ratus, dar 80 Dacia Springų. Ir kodėl mes matom tokius didelius įsigijimus? Dėl to, kad jau pagaliau įmonė supranta, kad mieste lakstyti nereikia didelių baterijų. Nereikia tų, sakykime, 87-90 kW įmoniai, kuri neišvažiuoja iš miesto. Kam to reikia, jeigu per dieną mes nuvažiuojam 100 max kilometrų? Tai geriau tada turėti elektromobilį, kuris neišmeta emisijų, mes tausojame, sakykime, aplinką mieste, nes elektromobilio pagrindinis tikslas koks yra? Mažinti taršą mieste. Būtent miestuose yra didžiausia koncentracija automobilių ir mieste didžiausios yra išmetamos dujos susikoncentruoja. Tai įmonės pasirinkę tokį transportą pagaliau jos supras, kad jos ne tik tai išloš ant to, kad elektromobilis lengviau yra, na, sakykime, aptarnaujamas, jos sutaupys kaštų, jos mažiau išleis ant degalų, plus, na, sakykime, personalas, kad ir kaip, bet džiaugsis tyliomis kelionėmis po miestą ir nereikės jiems, sakykime, girdėti to burzgiančio variklio, tai yra stresas darbe bus mažesnis patiriamas. Tai tiek. Na, Mindaugas vieną po kitą ištisai mano klausimus pats be jokio išklausimo supasakojo būtent tai, ką ir norėjau paklausti. Dar vieną turiu klausimą. O kokių inovacijų ar sprendimų iš gamintojų galima, sakykime, tikėtis artimiausių metų kažkokių naujienų elektromobilių segmente? Tai pagrindinė inovacija tai yra baterijų cheminė sudėtis. Ką tik grįžau iš Miuncheno parodos ir tenais jau yra daug gamintojų, kurie specializuojasi grinai baterijų gamyboje. Ir tikrai matom, kad netrukus pamatysime daug didelių naujienų. Taip pat ir Toyota čia, kaip vadina jau viešoje erdvėje, Tesla Killer sugalvojo bateriją, kuri ten 1000 km nuvažiuos ir krausis tik tai 10 minučių. Tai mes tikrai sveikiname gamintojų tokius sprendimus. Sakykime, tas pats Renault Nissan alijansas irgi atidarė patentus tam tikroms technologijoms, kad galėtų tą elektrifikaciją greičiau vystytis. Tai dabar irgi tik tai požiūrių klausimas, ar tas gamintojas, kuris bando gaminti elektromobilį, pasinaudos atvirą biblioteką ir skaitys tas knygas, kurios leidžia neišradinėti dviračio iš naujo, ar vis dėlto eis sunkiuoju keliu ir, sakykime, užtruks truputėlį, kol galės kažką tai pasiūlyti rinkai, kas tenkins pirkėją. Na ką, tai ačiū visiems mūsų pašnekovams, tai dėkui Agnei Bogačiūtei, dėkui Dainiui Jakui ir Mindaugui Plukiui. Tai ačiū mūsų pašnekovams, o mes keliamės į trasą pasižiūrėti, kas ten vyksta. Iš garso nesigirdi nieko part padangų šnarėjimo, ko nepalyginti su kažkokiam kitom lenktynėm, kuriuose tenka būti ir komentuoti tos renginius. Keliaukim prie rezultatų monitorius ir pasižiūrėkim, kas dabar pirmauja. Ačiū.
Na tai ką, tai galima grįžti į rezultatų tablo ir lenktynėse šiuo metu yra įveikta 28 ratai, kol kas greičiausia komanda išlieka būtent ta ekipa, kuri ir startavo iš pirmosios pozicijos, tai lenktynės pradėjo pirmojų numerių, na, ne numerių pirmojo, tiesiog iš pirmosios pozicijos Elinta su Subaru elektromobiliu. Tuo tikrų sportinių aprūpintų saugos lankais ir sekvencinė pavarų dėžė, bet elektrinių variklių jie įveikė 28 ratus ir kol kas tai iš šios pozicijos niekur nesitraukė. Į antrą vietą yra pakilę Tor Cormoran komanda iš Lenkijos, o Sanenskai su MG tvirtai laikosi jau kurį laiką trečioje vietoje. Kol kas Renault 5 Latvija komanda greičiausia, daugiausiai ratų įveikusi iš visų Renault ekipų, bet panašu, kad situacija kartuojasi pernykštį, nes pernai Latvijų varžybų pradžioje irgi smarkiai lėkė, o paskui labai greitai stojo krautis ilgam. 5 Antėja Racing Team, Porsche Lietuva 6, 7 Autofanai Baidentus, 8 L-Drive Alliance, 9 lietuviai su Renault, iš paskos jų estai su Renault 5 ir kol kas rikiuotės pabaigoje Nissan Nismo ekipa su Nissan Ariya Nismo. Taigi tokie yra tie tarpiniai rezultatai. O mes savo tiesioginę transliaciją iš starto baigiame ir su jumis jau susitiksime eteryje rytoj šeštadienį, kai lenktynės keliaus pabaigos link ir mums bus likusi turbūt kad 1 valanda. Keliausime prie paskutinių įvykių, aptarsime tuomet važiuojančius lyderius, skirtumus, kovas ir dvikovas ir pasveikinsim nugalėtoją, kuris po 24 valandų pirmasis kirs finišo liniją. Taigi, iki rytojaus, su jumis buvo Tomas Markelevičius, iki pasimatymo.